Treneri, tas pats klausimas kaip Pauliui. Juventus tradicijų nelaužo. Naujas treneris, nauja komanda, bet sezono atidarymo rungtynėse laimėtas. Kas lėmė tą pergalę treneris šiandien? Lėmė, aišku, vyrų kovingumas, jų charakteris ir tikrai buvom jau ir atsilikinėjom, bet jie sugebėjo parodyti charakterį ir sužaidė taip, kaip turi sužaisti. Ir tai lėmė pergalę. 122 naudingumo balų Juventus komandos. Ar galima sakyti, kad komanda sužaidė labai geras rungtynes šiandien? Niekada nebūna labai gerų varžybų. Treneriai, aišku, laimė atrodo gerai, bet yra dar tokių momentėlių, kur reikia dar pasižiūrėti, pasiaiškinti, bet šiaip sužaidė tikrai gerai ir džiaugiuosi vyrais, dėkoju jiems visų pirma ir džiugu, kad nesugadinom žmonėms šventės. Treneri, Ryčio Vaišvilos ir Pauliaus Markeliūno duetas, čia kažkas stebuklingo ar tiesiog kaip būna, kad Paulius taip žaidžia gerai jūsų komandos? Nežinau, gal čia jau Pauliaus klauskit, kodėl jis taip žaidžia būtent mano komandos, kad jis visur gerai žaidžia, aš nežinau. Nežinau, ką net pasakyti iš tikrųjų. Treneri, jums pačiam pergalė prieš Neptūną yra svarbesnė nei visas kitas pergalės? Ne, aš kaip saldesnė, visos pergalės yra, kaip sakyti, saldžios vienodai. Čia aš neskirstau pergalių ar prieš Neptūną, ar prieš kitą kokią tai komandą. Visos pergalės prasideda, kaip sakyti, sezonas, turim kovoti dėl kiekvienos pergalės, nežiūrint prieš ką mes žaidžiam, su ko žaidžiam, išeiti maksimaliai nusiteikę ir neskirstyti varžovų, kaip sakau. Visos pergalės yra saldžios. Treneri, kokį įspūdį paliko Sausakimša salė ir kai žmonės sėdė ant laiptų? Čia vienas žodis, malonu patiems vyrams žaisti, man kaip sueina visa pilna salė, visi nesėdi, ten galim sakyti rankas sudėję, visi tikrai palaiko, visi matosi, kad Utenoj tikrai myli krepšinį ir sakau, malonu tikrai, vienas žodis, malonumas.